Esu Dovilė, turinti reumatoidinio artrito diagnozę. Noriu tau papasakoti savo istoriją ne per tarpininkus, bet tiesiogiai, taip, kaip aš ją išgyvenau. 2010 metais, tai buvo maždaug 10 mėnesių po sūnaus gimimo, man sutino dešinio riešo sąnarys. Ir tada, aišku, man buvo šokas. Ir dabar norėčiau, tuo metu nebuvo linksma, bet dabar norėčiau pasidalinti linksmą istoriją savo ligos pradžios, kuri prasidėjo nuo to, kad kai ištino riešas, aš po kelių dienų nuvažiavau į Raudonąjį kryžių. Ir ten man dėl to skausmo, kurio aš nesuvokiau, nesupratau, įdėjo riešą į langetę. O langetė tai buvo sudrėkinta ta visa medžiaga kaip gipso ir viskas buvo drėgna ir mano tos drėgmės dar labiau pradėjo gelti sąnarį ir aš neapsikentusi galbūt po dienos jį langetę nuėmiau. Ir po to sekė po savaitės sutino dešinio kelio sąnarys. Tai čia tokia šoko būsenoj linksma istorija. Sekite toliau. Sekantis žingsnis buvo tai vizitas pas šeimos gydytoją. Ten nuvykus netgi šiek tiek gal kokią porą dalelių temperatūros turėjau, bet nesulaukiau greitos pagalbos, o skausmas didžiulis, sūnumi rūpintis nebegaliu. Iš tos tokios nevilties, atrodo, aš tiesiog pakeičiau šeimos gydytoją, nuėjau pas savo vyro šeimos gydytoją ir ten iš karto siuntimas pas reumatologą ir tiesiu taikymu į klinikas. Iki 2015 metų klinikose aš praėjau, jei neklystu, 3-4 reumatologus, vis pas vieną, pas kitą teko lankytis. Pilnam ištyrimui arba, kaip aš sakau, iš nevilties, 2010 metais gruodį atsiguliau pirmą kartą savo gyvenime, gal ne gyvenime, vaikystėje buvau, į ligoninę pilnam ištyrimui. Ir tada buvo padėtas pamatas mano diagnozei, bet paliktas atviras klausimas tarp dviejų diagnozių. Ar reumatoidinis artritas, ar ankilozinis spondilitas, kitaip tariant, Bechterevo liga. Ir nuo tada prasidėjo, aišku, mano draugystė su reumatologija, pas kurią iki šiol lankausi, bet tai yra ne klinikos. Per 2010 metus buvo skirtas gydymas pradžioje sulfasalazinu, kuris, aišku, aš pagerdavau truputį ir nebuvo pastovaus gėrimo, buvo irgi medrolio skirta, gal 16 mg. Toliau daryta punktuotas dešinys kelio sąnarys 2 kartus ir daryta intrasanarinė kinologo injekcija į dešinį kelią, bet šitos punktacijos ir injekcija buvo be efekto. Padarytas HLA B27 tyrimas, jis neklystu, buvo lyg ir, man rodo, jį darė 2 kartus, aš dabar jau bijau sumeluoti. Ir galbūt pirmas kartas ten neaišku kažkaip buvo, bet vėliau, kiek aš atsimenu, tai buvo kaip teigiamas užskaitytas. Ir dar kas mane labai nustebino, gal nenustebino iš tiesų, bet į ką aš taip pat kreipiu dėmesį, kad mano sąnariai yra jautrūs šalčiui. Tai kai gulėjau ligoninėje 10 metais, man buvo padarytas irgi tyrimas krioglobulinui, tai yra 1 balas, kada tokia alergija šalčiui parodė. Ir dėl to aš dabar suvokiu, kad jeigu organizmas tai parodė ir kodėl man šalta, kodėl turi būti sąnariai šiltai, man šaltis netinka, man netinka sušalti, tada sąnariai stingdavo ir sąnariai mano mėgsta labai šilumą. Toliau sekantis gulėjimas ligoninėje buvo 2011 metais, po metų. Ir
tirta buvau toliau ir kiekvieną kartą, tarkim 10-11 metais buvo daryti vadinamis reumatoidinius faktorius ir anti-CCP ir jie buvo šitos 2 metus neigiami. Ką aš pati dariau dėl ligos, tai pirmiausia, aišku, internete tais 2010 metais, kiek informacijos buvo, skaičiau. Aš galvoju, jos buvo nedaug, anglų kalba tai ne mano kalba. Ir tada buvau suradusi vieną studentą, kuris studijavo užsienyje ir rašė šiek tiek apie mitybą. Tai pieno produktų sumažinau. Vienas momentas buvo, kad visai nuėmiau. Pačio pieno aš nuo vaikystės netoleruoju. Tada buvo sumažinta pusfabrikačių, kurių mes ir taip nelabai vartodavom. Sviestą valgydavau ir iki šiol aš jį valgau ir man labai patinka. Ir bulvių tai tarkim nevalgiau, aš nežinau, gal nuo senokai, 10-15 metų atgal ir padidinau savo racione daržovių kiekį. Mėsą valgiau. Tada buvo etapas etikečių skaitymas, domėjimasis ne tik chemijos prasme, kada šampūnų skaitymas, visų higienos priemonių, maisto etikečių skaitymas, dėl ko ir tą maistą šiek tiek atsirinkau. Vien dėl to, kad kuo mažiau būtų papildomų ingredientų, kuo natūralesnis būtų. Ir tada atsimenu save į kraštutinumą nuėjau, kada irgi galvoju, tai kaip čia mus gali taip visus nuodyti, šitiek visko pridėta į visas priemonės visur. Ir tada man buvo šokas, kokiam pasaulyje mes gyvename, bet tai buvo kraštutinumas ir tik tai buvo vienas iš mano etapų, kur dabar, kai pagalvoju, yra lengvesnis požiūris ir atsirinkti yra ką, ir pasiūla dabar yra daug didesnė, tai tuo labai džiaugiuosi. Labai stiprų pokytį gyvenime man davė vienas žmogus, kuris atsirado mano akiratyje, padėdama žmonėms energetiškai per masažą. Ir jo teigimu žmogus gali kūną susitvarkyti ir be vaistų. Man ta idėja be galo tiko ir prilipo ir atitiko mano tą tokį vidinį įsitikinimą apie žmogaus sveikatą. Vertė mane mankštintis, tai pripažinsiu, buvo labai sunku, kai tau labai skauda. Tu turi pirmiausia mankštintis ir tik po to visi kiti dalykai. O aš manau, kaip ir dauguma moterų, pirmoji vietoje tikrai ne aš buvau, bet namai, buitis, mažas vaikas, šeima. Todėl be galo buvo sunku perlipti per save ir ypač namuose mankštintis, kas man iki šiol namuose sportuoti mankštintis yra vis dar iššūkis, prie kurio aš pratinuosi, nes man turi būti sportinė aplinka. Po energetinio masažo aš visą laiką jausdavusi labai gerai ir dalinai pakylėta ir fiziškai labai gerai. Dar kas man labai užkliuvo, tarkim, su šita liga ir gyvenant ir fiziškai taikant pratimus, labai svarbus momentas, kai liga, tarkim, aktyvi, dar aš ir vaistų nevartoju ir reikia mankštintis, ar ne, reikia su savim tvarkytis ir jeigu tik tai padaugindavai pratimų, iš karto ateidavo kūno nuovargis ir tada savijauta blogėdavo. Ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu yra saikingas sportavimas ir man irgi tas žmogus irgi pasakodavo, kad tu turi sportuoti su apetitu, kas man labai užkliuvo ir turi, tarkim, galbūt dar nedaduoti vieno pratimo, kad aš dar galėčiau, bet galbūt nepadarysiu to vieno pratimo ir va tas pratimo nepadarimas, tada tu ir energijos turi ir ta tokia labai kūnai būna gerai. Jeigu tik padaugini, iš karto toks tempia žemyn ir norisi pailsėti. Ir kas dar buvo
iš šito žmogaus, kokią pagalbą, tai išmokino mane melstis. Ar galit patikėti, kad mes labai meldžiamės, kad dauguma meldžiasi žmonių iš proto, ne iš širdies, o tai reikėjo mokintis ir tai, oho, kai buvo sunku. Iš širdies kalbėti maldą, nekaltinti, ne vien prašyti, bet iš širdies, tai su to turi labai nuostabią patirtį, nuostabi, nesakysiu, gal nuostabus kelias pradžio, tai buvo kančia. Bet turiu labai nuostabų pavyzdį tikėjimo ir maldos, galbūt galingumo. Tai mano vyro močiutė. Ir aš jos vieno sakiniu niekada nepamiršiu. Viskas, ko prašiau Dievo, išsipildė. Vat ir senas žmogus, jokių mokslų, ta prasme specialių saviugdos, nieko nedariusi. Bet tikėjimas yra toks, jai stiprus buvo, su malda tokia taip karštai ją maldą šnekėdavo, kad tiesiog norai pildėsi. Tai čia pamąstymai. Per visą šitą laikotarpį labai daug knygų skaičiau. Sveikatos, sveikos gyvensenos, tikėjimo, saviugdos. Gal po metų ligos, maždaug taip, aš tiksliai nebegaliu pasakyti, sugalvojo tokį eksperimentą, žarnyno valymą, darytis namuose pagal Malachovo, perskaičius knygą. Ten buvo 4 savaičių valymas klizmą fiziškai ir tuo pačiu koregavau mitybą. Tai reiškia, pridėjau sulčių spaudimą, burokėlių, obuolių, daugiau daržovių buvo, lyg tai tiek. O žarnyno valymas, tai galbūt bijau sumeluoti, iki 3 savaičių, galbūt aš tą laikotarpį pratempiau. Bet po to valymo man labai blogai pasidarė, labai pradėjo skaudėti sąnariai, vaikščiojimas buvo tragedija, va tame laikotarpyje ir vyras man parvežė iš savo bendradarbio ramentus ir aš bandžiau namuose su jais vaikščioti. Bet namuose faktas nepatogu, tai aš juos numečiau ir pasiėmiau kėdę. Ir mečiau savo eksperimentą po to, kai jau nebegalėjau kentėti. Nepamiršiu to jausmo, ko gero jau niekada, kai po visų savęs ribojimų, disciplinos, ieškojimų, kai pamatai, kad kažką darai, bet nepadeda, į dar gilesnį liūdesį tave traukia, kai skaitai ir kai matai aplinkui, atrodo toks jausmas, kad aplink vyksta stebuklai, visi sveiksta iš knygų, visi sveiksta, bet ne aš. Galvoje tai tiesiog būdavo, aš nežinau, nuo šito streso, nuo šitos įtampos, nuo šitų griežtų visų laikymusi ir kai ateina tas blogas etapas, kai jau nebegali ir tada paleidi viską ir padarai taip, kaip tuo momentu nori. Ar ten suvalgai, ką norėjai, arba neskaitai, nesidomi, tiesiog darai pertrauką, nes kad atrodo, kad gali išprotėti. Ir koks tada lengvumas, koks geras jausmas, kada visos taisyklės už tavęs, kada laisvė. Tai šito turėtų būti pas mus tikrai daugiau. Bet čia mano kelias toks buvo. Po patirties su žarnynu susiradau Vilniuje, kad daro gyvo kraujo lašą tyrimą ir gydo irgi įvairiausias ligas. Ten yra kabinetas. Tai ką, aš tada nuvažiavau, konsultacija 100 eurų. Paima kraują, pasižiūri per mikroskopą kraujo sandarą ir tas tyrimas veda prie to, kad reikia darytis maisto netoleravimo testą. Tada maždaug gal apie 1500 litų kainavo.
Ir aš dar prie to pačio sakau, gal galit padaryti CRB tyrimą, kad uždegimą pasižiūrėti rodiklius. Sako, kas čia per tyrimas? Tai faktas, kad suma man buvo per didelį ir tokiam sumom aš niekur savo sveikatai neleidau. Ir grįžtant iš Vilniaus į Kauną, dar pasiskambinau savo poliklinikos laboratoriją ir paklausiau, o jūs, sakau, tyrėt kraują, galit per mikroskopą pasižiūrėti kraujo kūnelius ir taip toliau. Taip, sako. Tai tiesiog taip įdomiai tyrimas pasirodė, toks, sakyčiau, su klaustuku. Faktas, niekada ten negrįžom ir tai buvo tokia patirtis. Kitos patirtys sekusios, tai būtų su papildais. Aš galvoju, galbūt išbandžiau 3 papildų firmas, kur būdavo visą laiką daromi kartu ir tyrimas, kaip folio, tarkim, metodas, tyrimas prie kompiuterio uždėjus rankas ir tada pritaiko papildus. Ir šiaip dažniausiai papildų kompanijos būna ir turi savo gydymo linijas tam tikrų papildų sudėlioti. Tai ar jie man padėjo? Manau, kad ne. Kad ir kiek aš jų ten gėriau, kažkokio stebuklo nepadarė. Ir vėl sekė toliau knygų skaitymas, bandymas kažką iš jų daryti. Tai be galo tikrai sunku ir pripažįstu tą, kad kai tu perskaitai, pasikrauni tokią, gal dabar darysi ir tos praktikos tokios, kažką pabandai ir vėl numeti. Kvėpavimas. Dabar aš galiu pasakyti, kad jo reikšmė yra, pasakysiu, milžiniška. Tada irgi suvokiau, kad kvėpavimas labai daug ligų gydo, ar ne, perskaitai. Ir kai susitvarko, tikrai sunkes ligas, tai, galvoji, tai kas su tavim ne taip. Pavyzdžiui, vienintelė knyga, tai buvo apie kvėpavimą lietuvių autorės, aš perskaičiau 10 kartų. Aš nei vienos knygos tiek kartų nesuskaičiusi. Atrodo, kiekvieną kartą išgirsti vis kažką kito, bet koks viduje yra pasipriešinimas, kai tu nutari jau, bandai kvėpuoti ir tave iš vidaus tempia, tu gal nekvėpuok, čia nereikia, tau netinka ir taip toliau. Tai yra, aš sakyčiau, kova su savimi. Kova su savimi buvo per tą visą laiką ir iki šiol aš dar tą kovą su savimi kovoju. Bet aš vis tiek ją laimėsiu. Tai toks etapas buvo nuo 2010 metų iki maždaug 2015 su labai mažai vaistų, su eksperimentais, su bandymais. Tai šita pirma dalimi aš dalinuosi su jumis. Laukite antros dalies greitu metu.